Sveiki gyvi, brangus Ragelskis TV kanalo žiūrovai. Iš vaizdo ekranėlėje suprantate, kad mes vėl nersime į slėpiningą kažkokių internetinių paplavų pasaulėlį. Na ir privaloma tvarka, aš jums dar ir pravesiu reklaminę Ragelskis TV kanalo akciją, bet jinai bus po to, kai mes po tas paplavas panarstysime. Ir šį kartą rugpjūčio 24 dieną aš negaliu apeiti šonų, praeiti pro šalį, apsimesti, kad nepastebėjau tokio sašlavinio paplavinio propagandisto kaip Skirmantas Malinauskas. Taip, štai šitas jo snukelis su jo tenai žviksmais, kad tiesa yra svarbu ir visa kita ir panašiai. Ir savo kas savaitinėje propagandos dozėje šį kartą Skirmantas Malinauskas, negalima sakyti, iššaukė mano nenumaldomą reakciją ir norą pakomentuoti kelias jo šito video pavadinimu OpTV šiukšlyno melas. Šiukšlyno melas, jau jam nutinė drožė Malinovskį pas save. Bet kelias vietas aš pakomentuosiu savo ruoštų. Šiaip aš galvoju apskritai paleisti gal tokią rubriką padaryti, kur paleidinėčiau tokių propagandonų išstojimus, jų vėmalus informacinius ir taip nuosekliai juos klausydamasis kartu su publika komentuočiau. Bet žinote, šitas ta verbalinė informacinė santechnika, ar kaip čia pavadinti, asenizacija, kai tu knisiesi po šūdą, yra toks neįdomus dalykas, kad jau dvasinių jėgų jau vien išklausyti tai, kad šitie propagandonai vemia eterį, yra labai daug reikalaujantis užsiėmimas, todėl dar ir nagrinėti ir jų skelbiamą propagandą dekonstruoti, aptarinėti yra taip neįdomu, taip nūdna, kad tik tai išskirtiniais atvejais aš šituo užsiimu. Ir dabar aš esu šitame, bet esmė, dėl ko šitas, bet šiuo atveju ėmiausi Skirmanto Malinos. Todėl, kad šitame video OpTV šiukšlyno melas, kaip jį pavadino Malinauskas, jisai bando išsukti ir išlaižyti Šarūno Jasiukevičiaus, to, kuris išmestas iš nacikų partijos dėl to, kad nepakankamai nacikas, o gal per didelis nacikas. Ir kuris dabar skundžiasi, kad paramos chebrytė neberenka, nebesunimeta babkyčių ant jo pramogos pavažinėti į Ukrainą ir paramstyti to Kijevo judo oligarchato perversmininkų huntos fašistinio režimo. Na ir šitas žvyksmas labai yra simptomiškas, kadangi jau net paskutiniam debilui aišku, kad Ukrainos klausimas dabar yra ne Ukrainos pergalės prieš Ukrainą prieš Rusiją, tai yra Ukrainos pergalės prieš Rusiją klausimas, o atvirkščiai Ukrainos išlikimo politinėme žemėlapyje klausimas ir visų kolaboravusių su Ukrainos fašistiniu perversmininkų režimu atsakomybės už jų paramą, jų indėlį į žmonių žūtis, žmonių aukas Ukrainos ir Rusijos teritorijoje. Ir štai, jausdami, kad taip kažkur už horizontų jau pasmirdo svilėsiais, šitie huntos rėmėjai, lietuviakalbiai propagandistai pradeda nervuotis, pradeda jau nebesivaldyti ir pradeda jau taškytis į visas pusės, bandydami, ne tai kad bandydami, jausdamiesi tokiam, kaip žvėris įvaryti
dar nevaryti, bet kaip žvėris varomi į kampą. Ir jiems dabar yra baisu, realiai baisu, jie dabar žvalgosi į visas pusės, bandydami suprasti, kas juos varo į tą kampą ir ar jiems yra šansų išsigelbėti, kur jiems sprukti ir kas jiems, kuriuo metu jiems pradės dirti jų kailį. Na ir todėl visas visa Malinovskio 53 minučių diarėja propagandinė yra būtent skirta šitam savęs teisinimui ir bandymui užsiundyti lietuviakalbės, nelietuvių kilmės chuntos užvaldytos lietuvėlės represinį mechanizmą ant tų, kurių jie bijo. O bijo jie ko? O bijo jie žmonių, o bijo jie tų, kuriems jų kabinama ant ausų propaganda nekaba ir kurie atgal nebijo pasakyti tai, ką mano apie visą šitą sudvisusi, susmirdusi teroristų rėmėjų būrelį, šaikelį. Taigi, pasiklausome Malinovskio, kaip jisai dabar jaučia situaciją ir paskui aš jums pakomentuosiu. Ir ne tik Malinovskis, ir jo chebrytė, kaip jie jaučiasi nesaugiai. Žmonės, kurie turi daug sekėjų, tai yra žmonės, kurie visiškai nuoširdžiai rūpinasi Ukrainos reikalais ir ne šiaip tenai veža paramą, bet rizikuoja savo gyvybę ir rizikuoja savo sveikatą, kovodami Ukrainos pusėje. Šarūnas Jasikevičius yra nuteistas 23 metam nelaisvės rusų. Emilis Zingeris, aš kiek žinau, nėra nuteistas, bet jūs matote ir galite lengvai susirasti kur kas daugiau informacijos, ką jisai daro Ukrainoje. Janutiniui užkliuvo tai, kad Blue and Yellow perka taip pat ir iš jo įmonės, Emilio Zingerio įmonės dronus, bet vėlgi tie dronai yra vežami, tai yra viskas vieša, yra visos padėkos ir visi kiti dalykai. Nu, žodžiu, geras bizniukas. Vienas renka paramą ir už tą paramą iš kito hebranto iš jo įmonės perka dronus, kurios tasai įsiveža iš Kitajozų ir ten galbūt modifikuoja, galbūt nemodifikuoja, komplektuoja ir panašiai. Žodžiu, hebrai, šitas biznis atrodo viskas ok, viskas košė ir viskas normalu, ar ne? Kai vieni sukčiai kitiems sukčiams išrašinėja kvitukus, kai vieni, žodžiu, šitos paramos, kabutėse, gavėjai išrašinėja kitiems padėkas. Čia, jeigu taip pasižiūrėjus, tai tokiu principu veikia ir PVM grobstymo schema, kai fiktyvios įmonės, arba, fiktyvios, realiai egzistuojančios įmonės išrašinėja viena kitai sąskaitas tam, kad sukurtų apyvartą ir paskui už tą sukurtą popierinę apyvartą susigrąžintų PVM-ą. Kas gali paneigti, kaip sakė senolis Vytautas Landsbergis. Svarbiausia, kas užkliūna, tai yra ir Šarūnas Jasikevičius yra buvęs konservatorius, ir Emilis Zingeris turi ryšių su konservatoriais. Emilis Zingeris ne šiaip turi ryšių su konservatoriais. Emilis Zingeris yra sūnus Emanuelio Zingerio. Sūnėnas. Sūnus per stipriai, ten tas mažas, storas, negražus Emanuelis Zingeris yra jo dėdė, jeigu neklystu. Žodžiu, ne šiaip su jie bendrapavardžiai, jie yra artimi giminės. Ir tu imi ir sakai, žiūrėkite, konservatorių žmonės vagia paramos pinigus. Jie nevagia, jie įsisavina. Kam tokie grubų žodžiai? Vagia, grobė, plėšia. Kam, jeigu galima parašyti raštelį, čekutį, kvituką ir legaliai, ar ne, popierinė prasme tos pinigus pasiimti. Iš kur tokios baimės, iš kur tokios išplėstos akės, iš kur toksai vagia. Nieks nekaltina, kad jūs vagia. Jūs tiesiog šauniai renkate iš lochų jų babkės ir jas perskirstote. Malačiai. Tu rodai namą, kuris seniausiai pastatytas. Tai yra labai tikslinga Ukrainos paramos rinkimo diskreditavimo kampanija. Dabar pastaruoju metu su kiekvienu mėnesiu visos paramos vis mažiau, žmonių interesas vis mažėja.
Jau tas karas kaip ir visiems įprastas dalykas tapo. Ir dabar tai paramą surinkti yra tikrai sudėtinga, bet vis dar yra toksai dalis paramos, kurios praktiškai apimtys nemažėja. Tai yra žmonių dovanojami automobiliai. Tai pas mus visai, kad... Supratote, ar ne? Jie prarado vieną pajamų šaltinį, tai yra grinasias įplaukas, jau lochus visus numeldžia kiek įmanoma, nes neįmanoma prasukinėti tos pačios MM piramidės begalinį laiką. Vis tiek kažkaip makaronai nuo ausų nukrenta. Bet dar kitas būdas, kaip pasipelnyti ant lochų, dar egzistuoja. Kas stabiliai kiekvieną kartą, kas antrą mėnesį važiuojam kas mėnesį, visai kai išvažiuoja 15-20 automobilių ir iki sekančio reiso vėl tiek pat vėl atsiranda. Dabar, kad įsivaizduoti, per parą Rusijoje yra sunaikinama įvairių laikų vidutiniškai apie 80 automobilių. Jeigu žiūrėti, ten būna ir 60 keli, būna virš 100 automobilių. Tai grubiai tariant, taip pat vidutinis skaičius apie 80 automobilių. Tai jeigu šitas pizdukas, ar ne, kas 2 mėnesius nuveža po 15 automobilių, tai yra kaip čia, kelių valandų reikalas tą jo visą 2 mėnesių ar mėnesio darbą ištrinti Rusijos pajėgoms. Ar čia yra prasmingas būdas, prasmingas būdas išleisti tų, kas remia Ukrainą pinigus? Aš nežinau. Mano nuomonė, tai yra absoliutus nonsensas, absoliuti nesąmonė. Nes jeigu būtų realiai būtų remiama Ukraina, tai vakarų koncernai, automobilių gamintojai, jie tiektų tokią masę automobilių, neparduotų ar užsilaikiusių, ar tenai specialiai mažesnė kaina pagamintų, pigesnės komplektacijos paprastesnės, kurios užtektų visiems absoliučiai Ukrainos poreikiams kariniams. O tai, kad jie to nedaro, o renkami automobiliai iš lochų, tai reiškia, kad vėlgi visos atviros galimybės bet kokioms vagystėms, bet kokiems grobstymams, bet kokiems machinacijams ir pasipelnimui. Tai tas toksai dalykas nekintantis ir aš kaip suprantu, kad dabar tų žmonių, tų jėgų, kurios nori kenkti Ukrainai. Tų žmonių, tų jėgų, kurios nori kenkti Ukrainai. Šitie pizdukai ant tiek susireikšmė, kad galvoja, kad aplinkui yra kažkokios jėgos ant susiruošusios, jau negalinčios gyventi ir valgyti ir miegoti, kad tik tai pakenkti Ukrainai. Išsiplauk galvą nuo pjūvio, nuo asilio nelaimingas. Ir stabdyti paramą, tai jau pagrindinis taikinys tai ir yra. Nes dabar visokių ten skelbiamų tokių netikrų naujienų, yra ten kažkokį video įkėlė, kad tai žmonės grobiami su lietuviškais, su numeriais automobiliai ir taip toliau. Oi, tai tas sakašnikai nevažinėja su neperregistruotais ant ukrainiečių numerių automobiliais, ar ne? Tai aišku, kad važinėja. Aišku, yra ir su lenkiškais numeriais automobiliai tas sakašnikai, kurios jie busifikuoja pagautus gatvėje žmonės. Yra ir su lietuviškais numeriais. Ir yra tų video. Yra. Nors yra Ukrainoje persekiojama už tokių video viešinimą. Bet vis tiek jų yra. Ir tai neva? Ne, tai neva. Tai yra. Tai yra, su lietuviškais numeriais važinėja busifikatoriai gatvėse gaudantis žmonės ir jėga prievarta jos mušantis, dukinantis ir priduodantis patrankų mėsai. Ir gaunantis už tai savo bonusus. Pagal skirtingai nuo karinio komisariato rajono, tai yra nuo 100 iki $300. Už vieną gatvę pagautą ir įkištą į tą busiką ir atvežtą į mobilizavimo centrą žmogelį. Visokios, tai aš taip suprantu, kad priešiškos propagandos taikinys dabar yra būtent tai, kas dar juda paramo Ukrainai. Vėlgi, tokių istorijų yra. Taigi, jūs supratote, ar ne?
jiems, jie galvoja, kad aplinkui yra priešiško propaganda, kuri turi savo taikinį ir jinai taikosi, ir jinai puola tikslingai. Ir čia ne šiaip sau žmonės taip savo kažkokius komentarus rašinėja, video daro ir dalinasi video. Ne, tai yra koordinuota veikla, kad užgniaužti paskutinį paramos šaltinį, atimti tuos 15-20 automobilių per 2 mėnesius, ar per mėnesį, ar per pusantro, kurios Jasiukevičius nuveža į Ukrainą. Taip. Na, grįžtame prie Malinausko. Tokių istorijų yra nemažai. Šarūnas, aš manau, kad galvoje turėjo štai šitą istoriją, kuri vėlgi visai neseniai publikuota. TikTok paskyroje, kurią seka daug žmonių, iki tol ten publikuotas visiškai nei su politika, nei su Rusija, nei su Ukraina nesusijęs turinys, kažkokios grožio procedūros ir panašiai. Na, o dabar tas turinys štai kaip pasikeitė. Draugai mano, ir mes matome mūsų mieląją Oli G. Štai, įsivaizduojate, kaip pasikeitė turinys. Žmogų dapiso šitą Uhro propagandą, dapiso šitie išgamos, kurie bando Lietuvą įtraukti į karą. Ir štai kaip pasikeitė jos turinys. Mano turinys, draugai mano, irgi pasikeitė, kai mane ima kas nors dapisinėti. Aš apskritai, užsiminėčiau visiškai ne politika, ne visuomenės šitais degradais ir propagandonais, dulkinančiais mums smegenis, ne visokiais bandytojais sunaikinti lietuvių tautą, jeigu tokių bandymų nebūtų, jeigu jie manęs nedapistų ir jeigu aš nepajusčiau gyvybinio poreikio nuo jų atsimušinėti. Aš ten kokiais nors menais užsiminėčiau, ten literatūrą, kiną apžvelginėčiau ir taip toliau. Galbūt netgi grįžtų noras tenai kažką apie reklamą prašinėti. Ne, bet taigi negali žmogus, kai tau ant galvos lipa šitie išgamos, likti savo siauram interesų ratelį. Tu esi priverstas pradėti domėtis visuomeniniais reikalais. Ir tas natūraliai nutiko, mano nuomonė, nutiko ir Oli G, kuriai daknyso, kai žmogus jau ramiai nebegali gyventi, ramiai nebegali aptarnauti klientų, kai jam pastovi ant galvos lipa, šikas, skatina šitą neapykantą ir taip toliau. Kiek tą gali normalus žmogus leisti tą propagandinį šūdą pilt savo ant galvos? Ne, jisai pradeda iš savo pusės reaguoti. Ir Oli G ir reaguoja. Nu ką, o dabar asmeniniai linkėjimai tiems, kurie remia šitą gyvulį. Ir galbūt jūs dabar šeimos atpažinsit savo aukotus automobilius, bent jau 2. Pirmas video yra, kaip mama net nenori rodyti automobilio. Žiūrėkit, bairis šiandien yra toksai. Dabar Oli G įdėjo nuotraukėlės iš Jasiukevičiaus profilio, kurias pats Jasiukevičius pas save publikavo. Taip? Publikavo reklamuodamas, kad štai žmonės aukoja automobilius. Automatiškai siekdamas, kad ir kiti pasektų jų pavyzdžių. Oli G paėmė Jasiukevičiaus išpublikuotas jo profilė nuotraukas, įdėjo į savo TikToką. Ir paskui jūs išgirsite Sutriaus, propagandono ir pizdabolo Malinovskio išvartymą, kaip Oli G pasielgė antiįstatymiškai, tas nuotraukas pas save įdėdama, kurias jau prieš tai paviešino ir paskelbė Jasiukevičius. Maža to, Malinovskis, taip, tipo sako, šitaip yra žmonių privatumas pažeistas, šitaip jinai nurodo juos kaip taikinį, o kad pas Malinovskis pas save savo 207 000 auditorijai dabar parodys ant tų žmonių nuotraukas, tai čia nebus jie kaip taikiniai, čia nebus jų privatumas pažeistas. Ne, čia, žinote, kaip atpažinti šitą lietuviakalbį, tą lavirūną, ar ne, kuris pastoviai naudojasi chutzpa.
Vat pagal tokius pavyzdžius, ne? Kai savo jisai taiko vienokius standartus, ne? Kai savo ir savo sėbrus jisai vienaip traktuoja tų pačių įstatymų atžvilgiu, o kitus, ką jisai nori apšikti, paskandinti, nubausti, apdergti, jisai jiems taiko visai tos pačius įstatymus traktuoja absoliučiai visiškai kitaip. Numerių jinai tiesiog paniškai padrikai filmuoja savo kiemo situaciją. Antras video yra, kaip vyras gatvėje filmuoja tuos TCK-šnikus. Ne tame esmė. Esmė yra kame, kad tas žmonių genocidas yra vykdomas su lietuviškais automobiliais. Lietuvoje registruotais su lietuviškais numeriais automobilis. Jūs galvojate, kad jūs aukojate automobilį kam? Kad ukrainiečius pervežtų iš saugios zonos į saugesnę, kad ten tais jūsų automobiliais važinės miškais ir ten kam jūs aukojat, kaip jūs galvojate? Busifikacijai. Jūs prisidėjote prie tų žmonių genocido. Prieš einant. Nu tai va, ir tai yra absoliučiai tiesa jos lūpose, kadangi Ukrainoje jau yra likviduota 1 700 000 Ukrainos piliečių. Va toks skaičius yra. Nu tai čia galima sakyti taip, genocidas yra. Ir turint omeny, kad busifikatoriai aršiausiai draskosi ir labiausiai rankioja būtent tuose regionuose, kur gyvena žmonės laikantys save rusais, o ne kokiais tai mistiniais ukrainiečiais seniausiais pasaulyje. Tai yra tikslingas rusų naikinimas Ukrainoje. Nekalbant apie tai, kad Ukrainos armijoje šiuo metu yra tik tai 11% tų, kas buvo joje 2022 metais. Tai yra tiesiog žmonės tenai neišgyvena. Ir ilgiausiai Ukrainos armijoje gyvena tie taip vadinami Zagrat atriačikai. Tai yra tie, kurie stovi už nugarų ir šaudo žmonės bandančius pasprukti iš kariuomenės, pasprukti iš mūšių zonos, taip pat šaudo civilius gyventojus, bandančius pabėgti iš karo veiksmų zonos. Kodėl? Todėl, kad civilius gyventojus Ukrainos armija naudoja kaip gyvą skydą. Betgi šitas morda savim patenkinta, lietuviakalbė, Malinovskis. Ir ne, Malina, išvertus iš rusų kalbos avietė. Lietuviškai jisai turėjo išsiversti jo tenai tėveliai, kurie pavardę savo rinkosi, išsiversti į Aviečiauskas. Taip bent būtų prisidengę, o dabar Malina. Betgi jisai teigia, kad Olidži visiškai varo rusų propagandą. Prie turinio pakalbėkim truputį apie formą ir apie įstatymus. Štai čia šita būtybė kalbanti, jinai... Šitas urodas, ar ne? Urodas jau nebeišlaiko savęs rėmuose, kuriuose jisai vaidino save. Aš esu žurnalistas, aš esu padorus, aš esu kultūringai kalbantis. Tai ne, viskas, jisai jisai praktiškai laviruoja ant marginalaus keiksmažodžio, tai kaip Voldemar Bartkevič ribos. Suprasdamas, aišku, kad jeigu jisai pradės keiktis, bus blogai, bet viduje jisai dergėsi paskutiniais savo gimtosios kalbos žodžiais. Yra viešas asmuo, jinai turi didelę auditoriją, įstatymas labai aiškiai sako, jeigu tu esi influenceris, jeigu tu turi didelę auditoriją, tu esi viešas asmuo. Galima imti jos video, galima apie ją kalbėti, galima net ir įvardinti vardą, pavardę ir taip toliau, jos nesaugo privatumo taip, kaip saugo privačių asmenų. Ko tu negali daryti, tai ką jinai daro, pasimdama iš Šarūno Jasiukevičiaus Facebook profilio nuotraukas jau privačių asmenų, kurie dovanoja automobilius ir savo štai šitai auditorijai rodydama kaip potencialius taikinius. Žiūrėkit, jie yra kažkokie netokie, jie dovanoja automobilius, kaip jinai sako, genocidui. Tai gerbiamasis Malinovskis, tu ką tik praplėtei ten tą žmonių
ratą, kurie pamatys tuos žmogelius padovanojusius savo automobilius. Sveikinu, ir tas tavo ratas bus tikrai ne ką mažesnis negu Oli G, ar kaip jos tenai yra tas nickname'as TikTok'e. Tai buvo pirmas epizodas iš 3, kurį aš noriu jums parodyti. Einame prie sekančio. Tai 27 minutės 22 sekundės. Galima sakyti, kad, kažkokia kosmetologija nesusigaudo, jinai yra tiesiog per kvaila. Kodėl su ja dabar reikėtų iš viso diskutuoti? Bet tai pasižiūrė arti 100 000 kartų žmonės. Kas jiems yra baisiausia. Jiems pofik, kas apie juos kalba. Ten kosmetologės kalba, politologės kalba, ten žurnašliūškės kalba ar dar kas nors. Jiems yra baisu, kai jų propaganda sumala į miltus 100 000 auditoriją turintis žmogus. O tada šitiems degradams pradeda svilti uodegos. Kodėl? Todėl, kad jie patys irgi turi viso labo tokią auditoriją ir jie, Idzelisgi pasakė, Idzel, Šiaulių sąjungos, Landsbergo privačios armijos vadovas pasakė, kad mes pralaimime informacinį karą. Tai yra jie, Landsbergo armija, pralaimė informacinį karą. Kita automobilių vežėja Vilma Fiokla-Kiurė sako, kad patriotų, tai reiškia idiotų, kurie tarnauja Landsbergo šaikai arba priklauso Landsbergo šaikai, tai jau nebe idiotai, o jau šitie išgamos, kurie naikina lietuvių tautą, jų yra 30%. Taip, o visi likę arba jų nepalaiko, arba yra kvailiai. Tai čia yra didžioji jų bėda, kad kai jie pajaučia, kad daugumos nuomonė yra prieš juos ir kad ta nuomonė yra išplitusi pakankamai plačiai, jie pradeda bijoti. O ko jūs bijote? Jūs bijote todėl, kad jūs esate nusikaltėliai ir jūs esate apsišykėliai ir jūs esate prisidirbę ir būsite nuteisti ne tik tie, kas dabar, apie kuriuos yra žinoma, kad nuteisti už terorizmo rėmimą, bet būsite nuteisti visi, kas organizavo paramą teroristiniai grupuotei žudančiai Ukrainos gyventojus. Jūsų reikalas, jūs patys pasirinkote tokį būdą pakreipti savo gyvenimą šitą vaga. Srėpkite dabar. Ir tu supranti, kad tai yra ne šiaip kvailumas, tai yra aiškiai rusiška propaganda, kuri šiaip jau yra nutaikyta į ukrainiečius. Ten yra labai skleidžiamas toks mitas, kad Žiūrėkit, čia yra fantastinis momentas, ar ne? Įsiklausykit, ką šitas degradas sako. Ir tu supranti, kad tai yra ne šiaip kvailumas, tai yra aiškiai rusiška propaganda, kuri šiaip jau yra nutaikyta į ukrainiečius. Tai yra Oli G nuomonė, taip, apie tai, kad gyvulys išgama tai padeda vykdyti ukrainiečių genocidą, siųsdamas tenai automobilius iš Lietuvos, yra rusiška propaganda nutaikyta į ukrainiečius. O tau debilė nedaėjo, kad ukrainiečiai nemoka lietuviškai. Kad jeigu Oli G žodžiai, Oli G informacija būtų nutaikyta į ukrainiečius, tai jinai ją skelbtų rusiškai. Jinai kalbėtų tuomet rusiškai, o ne lietuviškai. Oli G kalba lietuviškai. Jai aktualu, kad Lietuvos žmonės Lietuvoje, kad jos tie sekėjai, prenumeratoriai išgirstų jos nuomonę, suprastų jos nuomonę ir turėtų sužinotų apie tokį požiūrį į jūsų išgamų organizuotą teroro rėmimą. Prie ko čia rusų propaganda? Daugybė žmonių visame pasaulyje tokią jūsų veiklą laiko dalyvavimu genocide. Daugybė žmonių visame pasaulyje busifikaciją laiko Ukrainos gyventojų genocidu. Ir kai Rusijos federacija pradės teikti oficialius prašymus išduoti asmenis, dalyvavusius busifikacijoje ir nuteistus už tai,
daugybė pasaulio šalių juos išdavinės Rusijai. Ir liks tik tai kelios pasaulio šalis, kuriuose tokie kaip tu ir tavo sėbrai galėsite pasislėpti nuo atsakomybės už savo veiksmus. Taip. Ten yra labai skleidžiamas toks mitas, kad jum priešintis net neverta, jūs esate pasmerkti, jūs visi žūsite, nebandykite eiti į frontą. Jeigu tu nesipriešintum, jeigu Ukraina nesipriešintų, jos jau paprasčiausiai nebūtų. Ukraina ir taip padarė stebuklą apsigindama ir jau daugiau negu 3 metus išlaikydama Putino spaudimą. Labai didelis klausimas, kas bus su Rusija, bet štai kai tu matai tokį propagandinį dalyką Lietuvoje ir yra sakoma, su lietuviškais numeriais yra Ukrainos kariuomenės automobilis ir tai yra genocidas, na, tu negalvoji, kad tai yra kvailumas, tu galvoji, kad tai yra labai sisteminis veikimas. Ir tas veikimas yra visiškai neatsitiktiniu metu. Suprantat, vėl, kodėl aš parinkau šitas vietas? Todėl, kad šitose vietose šitie nabagai peršykė, apsišykė ir apsitriedė, nes galvoja, kad Rusijoje yra kažkoks centras, kuris organizuoja ir diriguoja informacinį karą prieš šitą lietuviakalbę šutvelę. Ir šito jie labiausiai bijo. Jie galvoja, kad jos iš centro, jos traiško, nutaikyta, sukoordinuoti čionai Lietuvos mikroblogeriai ir Lietuvos mikroyoutuberiai ir jie dabar su savo visom tom TikToko, YouTube'o ir ko ten daro, Instagramo auditorijomis dabar šitos jūs degradus palaidos. Iš esmės, aš sakyčiau, kad gal pagrindinis lūžis įvyko po šių metų Seimo rinkimų, kaip į Seimą papuolė ir pakankamai ten tokias rimtas pozicijas turi Žemaitaitis ir Vėgėlė. Tai kaip Žemaitaitis ir Vėgėlė pradėjo viešai trimituoti irgi apie tai, kad čia gal visai reikia su Rusija draugauti, čia buvogi sankcijų balsavimas dėl sankcijų pratęsimo, jie balsavo prieš sankcijų pratęsimą ir tada tie visi labai nedraugiški tie veikiai, visi vatnikai labai išdrasėjo, nes jie pasijautė, kad jie turi savo atstovų Seime. Suprantat, šitie išgamos Landsbergio šito abriezo laikytojai savo burnoje, jie negali taip patikėti, kad žmonėms, daugumai žmonių nereikalingas joks dirigentas, kad dauguma žmonių tiesiog natūraliai reaguoja šitaip į jų pačių propagandą. Nieko nereikia koordinuoti. Užtenka, kad jūs išgamos savo pastovią propagandą bandote durninti žmonės atvirai mišdami jiems į akis ir sakydami, kad tai yra lietus. Nu kiek žmonės gali tą kentėti? Kiek žmonės gali klausytis jūsų pasityčiojimo iš savęs? Jie tiesiog pradeda vienas po kito, jos ima pramušinėti, vienas po kito jie ima gintis nuo jūsų. Elementariai. Ir šitą, mus puola! Ta jūsų įsivaizduojama, puolimą! Susikūrėte prieš save jūs patys. Jūs patys bandydami ir spausdami Lietuvos žmonės, Lietuvos visuomenę į kampą. Ir kadangi jūs esate ne lietuvių tautos dalis, kad jūs esate viso labo lietuviakalbiai, jūs šito ir nesuprantate, nes jūs veikiate mafijos principų. Savo modelį veikimo jūs permetate visai lietuvių tautai. Kad lietuviai taip yra organizuojami kaip baranų gauja ir jiems yra diriguojami ir tada jie kaip baranai eina ir puola. Ne, tai jūs esate organizuojami iš vieno centro kovai dėl valdžios, kovai dėl babkių, kovai dėl įtakos ir kai jūsų veiksmai iššaukia natūralų, akumuliuoja natūralią atsakomąją reakciją, jūs tada nustembate ir ieškote, kas tai reakcijai vadovauja. Jai nereikia vadovų. Jai nereikia, žmonės už Žemaitaitį balsavo, todėl kad nekenčia landsbergistų. Žmonės būtų už Vaitkų prezidento rinkimuose balsavo todėl, kad nekenčia landsbergistų. Ir tokių propagandinių šiukšlių kaip jūs.
Nesvarbu, kad Žemaitaitis gudrus kitas lietuviakalbis lavirūnas lygiai taip pat pasinaudoja situaciją. Užsimetęs ant savęs šitą mane puola antisemitai žydai, mane puola kuklianskės šitie fašiai, skeltanagiai. Jisai, taip sakant, su aukos tokiu aureolę gavo papildomų balsų. Bet esmė ta, kad jūsų agresyvūs veiksmai ir sukuria šitą savaime susiorganizuojančią, savaime tokią bendrą visų frontų reakciją ir atsaką į jūs. Taigi, imam trečią paskutinį fragmentą. Ir man yra didžiausias klausimas, kas atsitiko štai tame kanale, kad staiga vienu metu, ne tik iš jos kanalo ir ne... Jisai čia kalba vėl apie OLG. Kas atsitiko OLG kanale? Kas atsitiko? Kas davė babkių OLG ir liepė pulti tokius šventus kovotojus už Lietuvos ir Ukrainos laisvę? Ne tik iš Janutinės kanalo, bet prasideda puolimas prieš Šarūną Jasikevičių, prieš tuos žmonės, kurie veža paramą į Ukrainą. Staiga mergina atranda kažkokį tai keistą pasisakymą apie Zelenskį. Tokių pasisakymų gali būti, jų yra pačių įvairiausių, yra įvairių nuomonių, įvairių vertinimų, kodėl atsirinkta būtent šita nuomonė. Viskas. El finito, atėjo ta diena ir aš noriu viešai ir garsiai pareikšti gerbiamas prezidentai Gitaną Nausėdą. Kadangi tai jau yra pilnu mastu kalbama apie korupciją tos šalies ir to prezidento veiklas ir kaip pasisavino ir nusisavino pinigus, aš manau, o ir galbūt koks teisininkas ar dar kažkas pritartų, kad visi įsipareigojimai, visi duoti pažadai tai šaliai finansuoti ir visi kiti finansiniai įsipareigojimai automatiškai nebegalioja. Aš turiu geresnį pasiūlymą. Šitą mes jo geresnį pasiūlymą išgirsime. Dar išgirsime, ar ne? Naglo šito malynos akis žiūrėdami. Bet pirmiausia, nepamirškime, kad žmonėms suvokus, kad kokią sumą lietuviakalbė chunta per 3,5 metų sukišo savo sėbrams Ukrainoje, ir ką už tos pinigus galima būtų Lietuvoje padaryti ir kokias Lietuvoje problemas išspręsti. Lietuvoje galima būtų buvę už tos pinigus išspręsti visas mokytojų trūkumo problemas, išspręsti visas nemokamo vaikų maitinimo problemas, išspręsti visus vaikų būrelių nemokamų klausimus. Lietuvoje už tos pinigus dar galima būtų pastatyti kiekvienoje savivaldybėje po naują autobusų stotį, gerai, naują kino teatrą arba naują baseiną, pasirinktinai, kam ko reikia, po vieną rimtą viešo naudojimo objektą. Ir dar liktų. Ir šitie sukos galvoja, kad žmonėms yra pofik, kad žmonėms yra nusispjauti ant to, kad mūsų pinigai, mūsų rankomis uždirbti ir mūsų mokesčiai sumokėti pinigai yra perdodami šiknos skylėn sukišami. Ir kad jie į tai reaguoja. Ne, čia gali tik tai kažkieno užsakymų būti tokia nuomonė. Čia tik tai už kažkieno pramokėtus pinigėlius pramokėtus tik tai. Galima taip susirūpinti, kad tave duchina, tave durnina ir iš tavęs melžia paskutinės kapeikas, maža to, dar bandydami tavo visą šalį ir visą tautą palaidoti. Betgi Malinovskis turi OLG pasiūlymą. Kadangi tu nesugebi net linksnių lietuviškai suderinti, tai galbūt pamirškime apie visus valstybės tau duotus pažadus, pavyzdžiui, tokius kaip pilietybė, ir siūskime tave kažkur, kur tau tos linksnius rusiškai bus lengviau suderinti. Babkių surinkėjas, kaip čia dabar pasakyti reikėtų, galbūt, tai Šarūnas, kitaip tariant, Šarik. Pagal minčių raišką, tai čia matyt kažkoks artimas giminaitis tos permanentinių antakių specialistės.
žodžiu, šitas išgama, kuris dabar prieš jūsų, jisai atvirų tekstu pasiūlė Lietuvos pilietę išmesti iš Lietuvos dėl to, kad jinai turi savo nuomonę apie išgamas už mūsų pinigus šeriančius į kitus išgamas. Žinote, kaip atskirti lietuviakalbį nuo lietuvio? Joks lietuvis, net blogiausiam, didžiausiam savo neprieteliui, nepasakys, kad tu pyzdink iš Lietuvos. Kad Lietuvai be tavęs bus geriau. Kad tu čia nereikalingas esi. Nes bet kuriam lietuviui kiekvienas Lietuvos pilietis yra aukso vertės. Kiekvienas lietuvis išsaugotas Lietuvoje, neemigravęs, nenusižudęs Ukrainos fronte, nepalaidojęs save kur nors kitur, yra tas tautos kraujo lašas, tautos gyvybės liepsnelė. Ir tik tai lietuviakalbiai išgamos, taip drąsiai švaistosi, pyzdink iš Lietuvos. Nepatinka Lietuvoje, pyzdink nahui. Išmesim tave į tą šalį, kur tau geriau, kur tau ten labiau patinka, kur tavo linksniai labiau susijęs. Tik tai lietuviakalbiai, nelietuvių kilmės leidžia savo varyti lietuvius iš Lietuvos. Ir šitas gnyda, šitas morda, kuris toliau tyčiosis ten iš kito youtuberio ir tiktokerio Dariaus Augustinavičiaus, dėl jo nuomonės, dėl to, kad jisai negerbė šitų išgamų besimaitinančių ant svetimos valstybės, karo svetimoje valstybėje. Tai šitas išgama yra pats puikiausias portretas tos lietuviakalbių propagandistų šaikos, kuri bando informacinėmis priemonėmis sunaikinti lietuvių tautą. Tai, kad jisai turi ten 200 000 prenumeratorių YouTube'e, tai, kad jisai turi ten virš 10 000 rėmėjų skaičių Patreon'e, rodo elementarų dalyką, kad lietuviakalbių, nelietuvių kilmės gauja yra taip užvaldžiusi mūsų informacinę terpę, kad sugeba suakumuliuoti jai reikalingą kritinę masę Lietuvos gyventojų, kad išlaikytų kontrolę šitos teritorijos savo rankose, kad galėtų išlaikyti šitą pseudo-demokratinę, pseudo-rinkimų sistemą ir jos kontrolę, kad galėtų išlaikyti kontrolę savo informacinėse debilinimo priemonėse. Ir būtent todėl jie taip aštriai, taip drastiškai reaguoja reaguoja tais atvejais, kada plačiai visuomenėje pasklinda juos kompromituojanti, jiems prieštaraujanti, neduok tu Dieve dar argumentuota nuomonė. Tada jie pradeda ieškoti rusų sąmokslo, tada jie pradeda ieškoti valdymo centrų, Prigožino trolio fabrikų. Beje, kur Prigožino trolio fabrikai? Kodėl paskutinius 3 metus jūs neminėt Prigožino trolio fabrikų? Taigi čia jūsų tema tokia buvo. Ir jie visą laiką taip bando save pateikti kaip Lietuvos gynėjais. O nuo ko jie gina Lietuvą? Ir ar tikrai jie Lietuvą gina?
Visų pirma, jeigu jie gina Lietuvą nuo daugumos Lietuvos žmonių nuomonės, nuo daugumos žmonių nepritarimo jų veiksmams, tai gal jie ne Lietuvą atstovauja visai. Ir pagal faktą jie atstovauja visai ne Lietuvą, o šitą savo, kaip rusai sako, krovanąją, ar ne, krauju surištą lietuviakalbių, nelietuvių kilmės huntą. Taigi, šią džiugią natą, atkreipdamas dėmesį į šiuos momentus išgamų propagandinėje laidoje, baigiu apžvalgą. Kaip sakiau, aš labai nemėgstu aptarinėti šito sašlavyno. Man jau daug smagiau yra atsidaryti kokią Vilmos Fioklos Kiurės sielos klyksmą ir įgarsinti ten tos anarchofeminizmo motinos emocijas, pervesti į žmonių kalbą, negu šitos gudrašiknius lavirūnus, tempti po jų frazę, po jų tenai tas detalės, kuriomis jie kūrė savo tą propagandos rūmą, stato, griauti jį. Nes tai yra labai nedėkingas darbas, todėl ypatinga padėka visiems, kas jungiatės prie kanalo Ragelskis TV, tampate ne tik jo prenumeratoriais, bet ir nariais. Štai kanale galite paspausti Join mygtuką, taip, prie rėmėjų sąrašo ir tapti nariu, arba jūs taip pat mygtuką Join lietuviškam interfeise prisijungti, rasite po kiekvienu video esančių po kanale, ar ne, Ragelskis TV, o taip pat paremti galite rekvizitais nurodytais po kiekvienu video esančiame aprašyme ir galiausiai tapdami Patreono platformoje patreon.com/LDiena. Štai įsijungiam patreon.com, susirandam pavyzdžiui LDiena. Taip, arba Ragelskis irgi surastumėt, spaudžiame ant šito kanaliuko ir pasirenkame savo rėmimo lygį ir skaitome, matome beveik viską tą patį, kas yra YouTube, tik tai yra kai kurių uždarų straipsnių. Dėl ko uždarų? Dėl to, kad tenai būtų bent kažkokia pramoga ir rėmėjams Patreonams. Viskas, upgrade for full access, tai yra spaudžiam upgrade ir prisijunginėjam pasirinkdami savo rėmimo lygį nuo 3 eurų per mėnesį iki 40. Taigi, viskas, draugai mano. Dėkoju visiems, kas žiūrėjo, dėkoju visiems, kas dalinatės, dėkoju visiems, kas remia. Be jūsų šitas informacinis karas, šita informacinė veikla būtų neįmanoma. O su jumis mes galime padaryti viską. Netgi aš labai tikiuosi, mums pavyks anksčiau ar vėliau išvalyti Lietuvą nuo lietuviakalbių, nelietuvių kilmės išgamų, naikinančių mūsų šalį iš vidaus ir siurbiančių mūsų tautos kraują. O visi kiti normalūs žmonės puikiai supranta, kur yra ta riba tarp propagandos, informacijos, nuomonės ir bandymo apipypinti auditoriją ir pasipelnyti apkvailintų žmonių sąskaitą. Viskas ir iki.